Ok, sveiki. Paskutinė mūsų diena Amerikoje, tai sugalvojau padaryti Q&A. Ir pirmas klausimas, ar sunku buvo patekti į Ameriką? Tai visiškai nebuvo sunku, tiesiog reikėjo nusipirkti lėktuvo bilietus ir užpildyti estą internete. Ir tada per parą gal laiko, gal biškai greičiau gauni patvirtinimą ir tiesiog atskrendi čia, pasikalbi su tokiu pareigūnu, jis paklausia, ką tu čia darysi, kada skrisi atgal, kur gyvensi ir ten tokių panašių klausimų. Ir tada tiesiog leidžia tave ir viskas. Nepaėmiau raktų. Niekada dar nebuvo, kad išeinu ir nereikia grįžti. Antras klausimas, ar skanesnės McDonald's bulvytės negu Lietuvoj? Ne. Visiškai ne. Lietuvoj žymiai skaniau. Žymiai. Mes vieną kartą bandėm Makę ir tokios visiškai neskanios bulvytės buvo, nes tokios be skonio kažkokios. Ir gėrimai ir burgeriai irgi netokie skanūs. Ir sako, kad Europoje skanesnis McDonald's, nes daugiau reguliacijų visokių ir šviežesnis, natūralesnis maistas tiesiog. Paskutinė diena šiandien Amerikoje mūsų šios kelionės, rytoj važiuojam namo, tai varom dar į paplūdimį, pažiūrėsim, kas gero. Šiandien labai geras oras, 26 laipsniai. Jo, žiauri šilta. Tai reikia gal kamerą paimti, nes toj nukris, sudaužysi ir baigsime vlogerio karjerą. Atvarėm į Manhattan Beach, public parkingas, toksai va uždaras ir nekainuoja $20 valandai, kaip visur. Jau tiesiog parkometras oficialus ir dar pastatėme vietą, kur sumokėta ir yra dar 2-3 minutės likusios. Tobula. Tokie ratai. Aišku, pastatėm čia, kur buvo 23 minutės laisva ir sakiau, kad tobula, bet toj vietoj dar labiau tobula, nes valandą PM5 nemokamai. Bet čia ką tik išvažiavo? Einam į paplūdimį. Wow. Labai graži spalva. Wow. Nusipirkom organinius gėrimus, kuriuos perka Emma Chamberlain. Ne, ne šitus perka, jinai perka tos ledus, bet tų ledų nebuvo. Ok. Gerai, vienas yra strawberry, mango, orange. Kitas citrus. Do you want to be in our video? Are you doing that? Yeah. Honestly? Yeah. Hey. Take it easy, guys. Thank you. Don't Thank drink you. too much. What do you have in that drink? Organic smoothie. Smoothie. Are you sure that's it? Hopefully. We haven't tasted yet. Behave yourself. Thank you. Okay. Nu kaip visą laiką, geri, bet neverta $7 už vieną. Nu jo. Bet mes negalvojam pinigus mes atostogos. Jo, jau mėnesį laiko. Geras bangos šiandien. Varysi? Jaučiu, norėčiau. Atvarėm į akvariumą. Kokios žuvysi, pažiūrėk. Liuks, tu su. Šita panašiai į tave, biškį. Tai tikras? O, tikrai kieta. Ja. Taip limpa kažkaip. Na? Tai irgi galima lieti. Jo. Čia nėra blogėtis. Yra, blogėtis ežys. Žiūrėkit, orkos skeletas. O taip atrodo. Dantis tai jo kaip alkai kokie stiprus. Nu. Neturim ką pasisties, tai pasitęsiam dėjimos treningą. Švarus nauji buvo, dabar atsmėlė. Kas kainavo brangiausiai, ko geriau būtumėt nepirkę? Mes buvom vieną kartą nuvarę į tokį restoraną Palm Springsuose. Geri reviuzai visai buvo ir, nu, šiaip ateini atrodo toks visai cool, prabangus restoranas. Ir užsakiau kažkokią vištieną. Toji neskani! What the hell? Mano pats brangiausias ir neskaniausias maistas šitoj kelionėje, man atrodo. Nepamenu, kiek kainavo, $30 gal. Tokia lievo vištiena, wow! Neskanesnės nesu valgęs, man atrodo. Kokias įžymės žvaigždės pamatėt Amerikoje? Šiaip buvom dviejose koncertuose, tai matėm Travis Scottą. Tikras! Playboy Carti. Ir Lil Yachty. Ir dar buvom tokiam kaip centriuke, The Grove vadinas, Grove, man atrodo. Jau išvažiuodinėjom, buvom parkinge ir taip žiūrim abudu, kažkokia panaina. Ir tada pažiūrim į bičą ir abu kartu vienu metu. Jasonas!
Ir ten buvo Jasonas David Dobriko draugas toks youtuberis. Tai visai kietai buvo. Bet jis toksai žiūri, atrodė piktas ir tiesiog atsėdo į mašiną, Tesla savo ir išvažiavo. Ar kaip ir tikėjotės, taip ir buvo, ar taip ir Amerika atrodo, yra kaip įsivaizdavot. Atrodo, kad visai panašiai, manau, šiek tiek viskas yra pasenę čia. Atrodo, kad atvažiuosi ir žiauri cool, tai atvažiuoji ir labai daug vietų yra viskas taip sena, daug šiukšlių visokių. Bankrutavę, uždaryta. Jo, žiauri daug uždarytų visokių vietų. Tarkim, viena gatvė žiauri faina, žiauri graži, ten daug žmonių visokių ir pavažiuoji 2 gatvėmis toliau ir ten jau viskas šiukšlių pilna, benamių daug. Tai nesaugu, tenai viskas, tai apvoks mašinos nepalik, ten daiktų nepalik mašinoje. Nieko. Jo, taip atrodo, tai daug visokių tokių vietų yra. Nu, wow, žiauriai smagu maudytis, žiauriai geros bangos, labai fainai. Atvarėm į filmą, bet dar yra laiko, tai keli klausimai. 2 minusai ir 2 pliusai apie kelionę. Tai minusas vienas, kad brangu, daug išleidžiam pinigų. Nesaugu kartais, atrodo, kad nesaugiai jauties. Jo, kartais kai kuriuose rajonuose atrodo nesaugiai. Ir dar ta vištiena irgi minusas, kur užsisakiau ten brangiai. O pliusai? O pliusai, kad... Geras oras. Geras oras, saulė šviečia, čia ypač Los Andžele, nu šiaip keliauju, žiauriai įdomu. Daug kontento yra visokio amerikiečko, kurį mes žiūrim dažnai. Pavyzdžiui, filmai, YouTube'as, TikTokas ir tarkim, kai tu žiūri, kad kažkas kažkur vyksta, tai dažniausiai būna, ai tai ten kažkur Amerikoje toli. Ir dabar tu matai TikToką, kad, o, kas nors renginys ar kažkas yra, o, tai kur čia yra, o, 30 minučių važiuoti iki jo ir gali visur, tiesiog viskas vyksta čia, atrodo. Kiek šalių ir kokiuose kartu su Deimante esat buvę? Esam šiaip jau visai nemažai? Esam Amerikoje dabar jau, tada Lenkijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Egipte, Turkijoje. Buvom Airijoje, turėjom persėdimą skrydį. Nu, čia nesiskaito. Ai. Kur dar buvom? Vokietijoje, Ukrainoje. Kas tau labiausiai patinka, New York ar Los Andželas? Šiaip belia kaip skirtingi. Žiauriai skirtingi miestai, bet man New York'e patiko vaibas, toks gražus žmonės, tokie visi kažkur eina pasipuošę tokie. New York toksai žiauriai yra, atrodo, chaotiškas, visi visur juda ir visur yra, atrodo, miestas, kur mes buvom. O LA atrodo toks visas išsiplėtęs per visą ir nuo vienos vietos reikia per autostradą važiuoti iki kitos vietos ir čia toks chill, labiau prie jūros visi. O New Yorkas toks, atrodo, viskas work, chaos. Ar skiriasi porcijų dydžiai, pavyzdžiui, didelis bulvyčių iš Lietuvos ir iš USA? Nežinau, ar McDonald's skiriasi dydžiai, bet čia yra visur, kad gali pasiimti dar didesnį. Mes pasiėmėm medium, tai pas mus didelis yra kaip medium. Ai, tai buvo? Jo? Ir čia šiaip dar, pavyzdžiui, large gėrimas, nu, super large čia. Ir šiaip, pavyzdžiui, nueini kokiam paprastam restorane pavalgyti, tai max didelės porcijos. Geriausiai imt 1/2 tiesiog mums. Ar nekilo kokių sunkumų su viešbučiais? Šiaip ne, tik kad brangu. Ir ką pastebėjom, kad savaitgalis žiauriai pabrangs. Radom Abandoned R8 ir tokį korvetį. Ir RX-as. O filmas, į kurį atvarėm, bus ant stogo, lauke. Primesk Rooftop Cinema Club. O, čia galima pastatyti buvo iš vis. Bet čia tinginiam. Ten ekranas. Ant stogo. Sakėtai. Filmo žiūrėjimui davė ausinės, tai viskas vyks per ausinės. Ten dabar muzika yra. Ja. Visas garsas bus per ausinės. Pasiėmėm pleduką savo, realiai čia yra mūsų viešbučio kaldra. Kokia smagiausia kelionė, kurioje buvai? Šiaip visos kelionės turi savo smagumą, bet čia yra kelionė, kurioje mes keliaujame ilgiausiai. Mes šią mėnesį laiko esam. Šitoje kelionėje yra daugiausiai smagių dalykų vienoje vietoje. O prasideda filmas. O Dieve, kaip laukiu. Lauki? Aš tiesiog noriu čia sėdėti ir žiūrėti visus filmus čia visą gyvenimą. Čia filmų compilation, Deiman tiesiog nori čia sėdėti. Visus noriu šitas filmus pažiūrėti. Čia nori. Grįžom namo, filmas šiaip buvo good, bet kažkaip žiauriai užmigdė mane, tai biškai pramegau filmą. Dabar einu miegot, rytoj turim skrydį. Viskas, paliekam savo labai už gerą kainą motelį toli nuo miesto. Skrydis už 4 valandų.
tipo, mums reikia lagaminus įčekinint, kad į lėktuvą įdėt. Nu, užtrukom 3 minutės. Įėjom oro uostą, bum, lagaminą jau ten, viskas. Atvarom 5 valandas prieš skrydį, nes jeigu bus eilė. Ne, liko 3. Bet taip instant, žiauri geras. Avialinijos SAS. Oro uostas kaip prekybos centras. Čia vapšė su golfkartais važinė. Kas mano kuprinėje? Taip, turim. Dribsnių maišą. Ir kankorėžį didelį. Na ir tada laidų visokių ir adapterių. Nemėgstamiausias miestas, kuriame buvote? Atlantic City. Atlantic City jaučiu. Pats miestas lievas, bet geras viešbutis buvo. Mėgstamiausias miestas. Šiaip New Yorkas, Los Andželas ir San Franciskas visi žiauriai geri buvo. Arba taip keliaut, kaip jūs dabar keliaut, labai brangiai išeina. Vat būtent taip, kaip mes keliaujam, tai šiaip visai brangiai, bet įmanoma ir daug brangiau keliaut. Mes čia dar taupom. Jo, mes šiaip pakankamai taupiai. Nu, tai visur mašiną išsinuomavo, minėjom. Išskyrus New Yorką, nes ten jos nereikėjo. Galima buvo bandyti gal Los Andželė su viešuoju transportu kažkaip, bet nežinau, man atrodo, kad ten neįmanoma. Neįmanoma. Būtume tiesiog laiką švaistę. Jo. Ar verta kiekvieno cento? Verta kiekvieno cento išskyrus tos chickenas, kur brangiam restikė pirkau. Čia tai su veido skeneriu. Niekart neskanavo tiketų. Greitas 11 valandų skrydis. Ir Jums greitas, mums tai bus. Ir būsim Kopenhagoje. Ir tada 2 valandas palauk, tada 2 valandas skrydis ir būsim jau Vilniuje. Tai dabar dar mažiau palauk, nes vėluoja skrydis. Jo. Realiai kelionė 15 valandų laukia. Gavom pagalvę ir plėdą. Visai kietai. Aišku, ekranas. Wi-Fi'aus nėra, man atrodo. Ką kvailiausia padarė Amerikoje? Užsisakiau tą chickeną. Brangu ir žiauriai neskanų. Varom dabar iš LA į Kopenhagą. Ar New York City tikrai yra daug žiurkių, nes daug kas sako, kad yra. Matėm vieną. Jo, matėm vieną žiurkę, prabėgo. Prabėgo ir taip kažkaip net excited buvo, nebaisu. O, žiūrėk, žiurkė, žinai, taip pat. Ir nespėjau nufilmuoti, labai gaila. Kaip su internetu, ar lengva sutvarkyti su jų SIM kardais ir kur geriausia pirkti? Mes pirkom Holafly, kainavo šiam $4 mėnesiui ir tada prieš 3 dienas pasibaigė ir tada nežinom, ką daryti, tai dar nusipirkom už 5 dienom. Tai šiaip bet easy tenai, ne? Jo, ten tiesiog esim, jeigu telefonas turi, tai tiesiog nusiverkė ir esim. Bet jeigu aš būčiau viena, tai man būtų sunku, man tu padėjai. Realiai kaip pildykė čia viskas paprasta. Kokia nuomonė apie veipus? Breathe air. You don't need a vape. It's going to be a bit some of that till we're up in the air. Do you have your seatbelts on? Yep. Yes. Almost. About to. Get it. Prigavo be diržo. Vanduo normalus ar ne, nes girdėjau, kad ten kaip baseino vanduo. Sako visur, kad gali gerti iš krano, bet toks chloruotas, tai realiai kaip baseino. Tai ko aš norėtum nuvykti ir kodėl? Norėčiau nuvykti labai į Japoniją, nes žiauri kietai. Ir į Kiniją norėčiau į Aziją dabar. Aš noriu Pietų Korėją. Aš čia jau užkandžius renkuosi. Aš kaip užlaginu. Aš iš vis neveikia. Aš va tai va. Žiūrėjau, yra lėktuvo live kamera priekinė ir apatinė. Kodėl apatinė kamera rodo valytuvą? Ai, čia tas, kuris patempė lėktuvą. Geras. Wow. Kapusta? Šitas chickenas tikrai geresnis už tą brangų, kurį pirkau. Kažkas turbūt susitokė Las Vegas. O čia turbūt mūsų laukia. Šitas game over. Myli labai. Gerai, man imk dabar šitą. Reikia pasipūčiuoti. Oi, pagaliau lifte jau. Į savo namus skambinti. O, čia dar. Diena. Kodėl į savo namus kaip į svečius ateini? Jauskitės kaip namie.